dabar yra surinktos konstrukcijos. Šitas objektas yra šiek tiek įdomesnis to, kad tam tikro gamintojo konstrukcijos naudojamos. Kaip matot, dažnu atveju būna gelžbetonio kolonos, čia yra metalinės kolonėlės, sumontuotas paklotas, ruošiamasi yra montuoti daugiasluoksnės panelės, kurios atvažiavusios yra, ir stogo danga. Trumpai tariant, ruošiamas pastatas sandarinimu. Tai nepateks lietus į vidų, bus sienų. Sekantis etapas, ką mes dabar renkamas rangovas grindų įrengimo darbams. Šitas sprendinys naudojamas dažniausiai pramoniniai statyboje, tai yra daugiasluoksnės panelės, liaudyje vadinami sandvičai. Neblogas dalykas. Iš vienos ir kitos pusės yra skarda, o užpildas yra poliuretaninis. Jisai turi labai gerą varžą. Yra va kaip pavyzdys, kai susideda daugiasluoksnės panelės su daugiasluoksnė, jinai turi tarpinę, sandarumą duoda. Tikrai tie pastatai praeina visus reikalavimus A+, A++, lenkiškas gaminys, bet turim ir lietuviškų gamintojų. Procentaliai vardinant, tikrai 90% gaminių naudojama pramonės. Pramoniniai visi pastatai, gamybiniai pastatai, visi prekybos centrai yra su tom panelėm padaryti. Ir jos gali būti įvairių atspalvių, jas galime montuoti tiek stačias, tiek horizontales. Vieną projektą mačiau, įstrižai montuojamos, šį pagyvina tą fasadą. Lengvai montuojasi, labai paprastas darbas, sudedi, prisuki, sandarinį kampus ir viskas. Šiaip nenaudoja niekas. Esu matęs vieną projektą, gyvenamąjį namą su daugiasluoksnėm panelėm, bet vėlgi daugiasluoksnėm panelėm tada atsiranda apdailos klausimas. Tu turi iš vienos pusės skardą ir tvirtinimo klausimas. Gali tvirtinti kai kurios elementus, bet čia yra šiuo atveju konkrečiu kokio 0,7 turbūt milimetro storio skarda, gal iki milimetro plona skarda. Tai kaip šiltinimo medžiaga ir iš lauko tada fasadas atsiranda irgi apdailos klausimas. Gyvenamojo statyboje jos nenaudoja tos daugiasluoksnių. Daugiasluoksnės vieną minusą šiokį tokį turim, jos labai raitos, ypač tamsesnė spalva ir saulėje. Esu matęs net savo akim, kad kraiposi jos nuo įkaitimo labai stipriai. Yra deformacijos. Gyvenamojo statyboje gali jas naudoti, bet nepopuliarus daiktas. Greičiausiai ir dėl kainos šiek tiek turėtų būti, nes nenori, jai turi būti konstrukcijos. Tai šiuo atveju mes turime metalinės visas konstrukcijas ir apsisiūna metalas visas. Tai o gyvenamojo statyboje konstrukcijos dažniausiai būna visos mūras, skydis, skydiniai elementai visi. Nepasiteisinant. Po praeito mūsų reportažo gavom užklausą. Kas tie ypatingi, neypatingi statiniai, nesudėtingi? Tai yra 3 kategorijos. Statiniai skirstomi į ypatingus, neypatingus ir nesudėtingus, atsižvelgiant į galimą žalą jų avarijos atveju. Va koks terminas yra, jeigu iš vadovėlio. Kalbant apie ypatingus statinius, kas yra ypatingas statinys? Statinys, kuriame naudojamas ar saugojamas pavojingos medžiagos, statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių. Potencialiai pavojingas renginys gali būti ir liftas. Jeigu liftas yra viskas, statinys yra ypatingas. Sudėtingos statinio konstrukcijos, tarpatramis vienas iš pagrindinių, jeigu virš 12 metrų jau viskas yra ypatingas statinys. Visuomenės poreikės naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių. Jeigu 99 žmonės gali būti neypatingas, o jeigu jau 100, viskas ypatingas. Daugiau kaip 5 aukštai. Jo, jeigu jau virš 5, tai jau bus ypatingas. Kultūros paveldo statiniai yra, jeigu jie turi kategoriją, jie jau priskiriami ypatingai statinio kategorijai. Yra ypatingas, neypatingas ir nesudėtingas. Tai paminėjau, kas yra ypatingas. Tai dabar yra nesudėtingi statiniai. Didžiausias aukštis 8,5, nedidesnis kaip 80 kvadratinių metrų, nedidesnis kaip 1 aukšto ir nedaugiau kaip 6 metrai. Tai reiškia, visi likusieji yra neypatingi statiniai. Tai trumpai tariant, neypatingi statiniai yra nuosavi namai. Iki 300 kvadratinių metrų. Nuo 300 kvadratinių metrų yra prievolė taikyti techninės priežiūros. Kaip ir paminėjau, ypatingi statiniai tai yra tarpatramis, įranga, sandėliavimų, ką sandėliuosi. Neypatingi statiniai tai iki 5 aukštų, jeigu nėra lifto, gali būti ir pats paprasčiausias tai yra nuosavas namas. Tai 100 kvadratų, 200 kvadratų, tai yra neypatingi statinukai. Siūs klausimą ir tu tikrai atsakysim. Spausk subscribe, spausk laiką ant patikusio kūrimo turinio, kad mes žinotume, kokį turinį kurti.